Nu ką, Hebra, kaip matau, vat, kad ir kaip čia su serveriu bebūtų, bet reikės vat taip kažkaip tai kestinti, bet nieko jau nepadarysim. Nu ką, kaip ir vat sakiau, serverį vis tiek vat reikia laukti, reikėjo vat laukti to serverių, kol sutvarkytos visas komandos. Na, šiaip ne taip susitvarkime ir pagaliau normaliai galime žiūrėti. Aišku, pavėlavimas tik 20 minučių, čia dar kaip pirmai kova būtent dar normaliai, kad 20 minučių tu. Nu ir ką, iš tikrųjų Knife Roundą pas mus vat laimėjo Bota LT ir jie būtent žaidžia pas mus už gynybą. Na, o būtent Team Element 5, aišku, tenka žaisti už terus. Nu ką, kol kas, aišku, matom tik antras raundas. Eko raundą pas mus daro šito komanda. Ir kaip matot 2-0. Čia, aišku, čia ar tai bus. Na ką, bandysiu vis tiek kažkaip tai susidaro su tokiam vat nustatymais. Kaip matau, keletą dalykų man trūksta. Na, jau nieko nebegaliu aš padaryti. Iš tikrųjų, vat matau, trūksta man aišku daug dalykėlę, bet kaip jau sakiau, jis tiesiogiai iš spektaitų. Na, aišku, dėlajus 1 minutę. Nieko jau nebegaliu aš padaryti dėl to, kad vat tiesiogiai reikia iš serverio. Svarbu, kad dėlai yra ir bent jau taip galima vat žiūrėti. Ir kol kas žiūrim, aišku, kol daloš vat tą antrąjį raundą. Žiūrėsim. Fake taxi pas mus dar tuneliukai ir čia tiesiog 9 sekundė nesivaizduoju, ką čia dar bandė jį daryt. Na ir kaip minėjau, čia galima sakyti 2 naujokų komandos. Na ir žiūrėsim, kaip čia jie būtent žais toliau. Gerai, šitą aš pabūstinau, kaip ir liktais viskas. Taip, 2 šitos komandos būtent iš Lietuvos. Nu ką, žiūrėsim galbūt ir vėl žemėlapį iš viršaus, 3 raundas ir man atrodo reikės vis tiek po to restartuot man CSGO, bet nes matau daug dalykėlių man dabar trūksta, kai vat pakeičiau grafiką. Tik dabar vat pastebėjau. Aišku, komandos neturi savo nuosavų serverių, nes vieną dalyką dar sugalvojau, bet čia tik vėliau. Vėliau galbūt užsisakysiu atskirai serveriai, bet reikės jums Hebra jau patiems nuomotis. Pavyzdžiui, 2 kovoms 1 euras. Nu tai čia 3 lietukiai 50, 2 kovykiam. Arba net vienai. Nu, nemanau, kad labai tai brangiai, bet vis tiek. Gerai, aš kol kas restartinsiu, jeigu jūs nieko prieš. Nes, kaip matot, nėra nei health baro, nei viso kito. Labai blogai, kad nėra. Labai blogai. Kol kas restartinsim. Aišku, 202 kažkas buvo prieš 202. Tikėjusi, aišku, žiūrėti va tą Inferno, bet kaip matot, išbraukė būtent tokius va žemėlapį ir liko tik va 202. Vis tiek kažkodėl negrąžina, nesuprantu va serverio. Net neįsivaizduoju, kiek laifų kas kiek turi. Nu, įdomiai kestinti būtent ant tokio va dalykėjo. Dalykėlių, kai nėra net health baro. Nu, galėsiu tai streamyti ir be health baro. Nu, ką jau galiu aš padaryti. Bet kažkaip tai trūksta. Bet matau, va spaudinėjasi visi tie dalykėliai, bet kodėl nerodo? Nesuprantu. Nu ką, kol kas po biškį, kaip matau, po truputį ir atsigauna pas mus Team Element 5. Kol kas va situacija 2 prieš 3. Ir kurgi pas mus žaidėjas Stepo iš CT, Respo ir Demas dar B plante. Na, galbūt žiūrėsiu ir vis tada kažkaip taip ir bandysiu žemėlapį iš viršaus. Nes, kaip matot, nėra GoTV. Ir, kaip matot, nėra reikalingų dalykėlių, kai automatiškai perjunginėtų arba rodytų mūsų Valhaką dar legendinį. Visgi per sienas mums paprasčiau žiūrėti. Nu ką, kol kas, kaip matom, pirmą raundą turbūt Team Element 5 paims pirmąją raundą. Kaip matom, Demas lieka prieš 3 tiesiog žaidėjus. Jo, turėjo dabar nuimti būtent one shot no kill. Kažkaip tai nemačiau net tokį nickname'ą. Na, jeigu taip pažiūrėjęs į nickname'us pas Botai LT, kaip matau, viskas tvarkoja.
hakeris yra Stepo, TKZ, Demas, Majin MKG, na, iš tikrųjų iš team. Element 5, kaip matau, tie patys, tik vat one shot, no kill, na, turbūt pasikeitė nickname, nežinau, dėl kokios priežasties, nu ir ką, kol kas skillas yra iš Banas Viking, ir kol kas yra pradžia vėlgi pas team Element 5, na ir žiūrėsim, kaip čia toliau. Iš tikrųjų, pažiūrėsim vėlgi žemėlapį iš viršaus, kurgi pas mus judės šitą komandą. Matom iš tikrųjų dar vieną kilą iš Banas Vikingas. Ir kaip matau, C4, vat dabar laikų išmaisė TKZ ir to pačiu kol kas vat Rydas bando su juo pakovot, kol kas atsitraukia, Dėmas to pačiu minusuoja one shot no kill. Ir kągi mes toliau matysim, aišku, C4 išdropintas ir kaip matau, vat trūksta tų dalykėlių, net nematau mauso pas save, nu what the fuck. Kaip matom, TKZ vienas tiesiog lieka prieš du žaidėjas, jau prieš vieną, nu žiūrim vienas prieš vieną situaciją ir turėtų iš tikrųjų botai LT imti šitą raundą, C4 vis dar ten pat, dropas, 55 iš tikrųjų sekundės iki raundo pabaigos. Na ir žiūrėsim, ar paims visgi TKZ šitą raundą, ketvirtą savo komandą, pažiūrėsim. Rokenza, oh my god, tik vat perjungiau ant šito žaidėjo ir tiesiog dvi kulkas ir TKZ tiesiog krenta ir ką matom. Antrąją raundą iš tikrųjų ima pas mus Team Element 5. Labai gerai. Bet, kaip matot, neįprasta transliuoti tiesiogiai iš serverio, kai nėra pribambasų mano. Na, reikės kažkaip tai galbūt ateičiai sukurti atskirą CFG apskritai, kažkaip tai sukonfiginu. Aišku, čia reikia nemažai laiko praleisti. Nu, nieko. Kaip atidarimų ir dar to labiau, kad serverį aš paroviau būtent žaidėjams ir apskritai jums, kad galėtume pažiūrėti. Tikrai turėtume man dėkot, kad vat serverį bent jau gavau. Nes ateičiai tai galbūt nuomosiu būtent jums, tie, kurie neturi serverio, 1 euras reikės sumokėti. O vat kažkas ten mačiau rašinėja dėl chato, kad GoTV, tiesiog GoTV nėra. Rašo GoTV not available. Tiesiog neįmanoma, kad TV Enable 1 buvo vis tiek kažkodėl. Nėra ir kai iškas vat rašė 27. 0.20 neveikia, tikrai neveikia, kad ir koks būtų ID. Nu nieko, ką padarysi, nėra GoTV, transliuojam taip, be jokių haldbarų, be jokių autodirektorių, nu nieko. Kaip pirmai kovai dar pakankamai gerai. Bet jau gerai, kad vyksta apskritai kovykę. Ir ką, kol kas, vat, Team Element 5 jau užima pas mus beveik aplantą, iš tikrųjų turėtų užimti, bet kaip matot C4 apskritai prie rampos ir galime jungti Vikingą, kur pas mus Vikingas su Avapu bando pakovot. Gaila, nematau su ko. Stepa pas mus čia. Ir turėtų prisijungti Demas. Demas apeina per CTRS, jau randa pas mus Fake Taxi. Minusas nuo Vikingo ir to pačiu Fake Taxi irgi minusuoja Demą ir 3-3. Galime sakyti, kol kas comebackinasi atgal pas mus Team Element 5. Ir kol kas komandos lygiai žaidžia ir ką, startuoja pas mus jau 7 raundas. Na ir su pinigėliais pas botai LT galim nulėkti, pažiūrėti, ką jie ten turi. Aišku, itemus. Ir kol kas, matau, sugalvoja. Iš tikrųjų, standartiškai kol kas 2A, 2B ir 1 centras su Avapu. Yra minusas iš sniperio, iš botai LT. Na ir ką mes tai matysim toliau. Kol kas labai slow žaidžia pas mus vat komanda Team Element 5. Ir kągi mes toliau matysim. C4, aišku, kol kas išdropinta prie ilgo. Na ir kol kas niekur jie neskuba. Iš tikrųjų, aišku, laiko pakankamai yra. Na ir gerai, kad nepasimetė vat botai LT. Padarė killą, niekur irgi neskuba. Yra killas vėlgi nuo komandos, būtent Team Element 5 ir to pačiu Stepa minuso Fake Taxi turėtų prikreipti dar vieną žaidėją. Vat gaila. Iš tų pribambasų nematau, kas ten yra. Turbūt, kad buvo one shot no kill ir Rydas su šito žaidėjo keliauja pas mus į rampą, o rampoj hakeris. Su Avapu minusuoja iš tikrųjų jau Vikingą, to pačiu, kad vat kol perjunginėjau ir jau minusą pamatėm iš jo.
Minusuoja būtent ilgam, na ir ką, vienas one shot nuo kill. Yra killas nuo jo. Minusuoja stepo ir jau situacija. 1-2. Žiūrėsim, jis keliavo tiesiog į B plantą, o B plantė tiesiog iš tikrųjų ir dabar nieko nėra. 35 sekundės. Išgirdo demą, turėjote girdėt, kad yra. Per tunelį pareina šitas žaidėjas, yra smokas ir žiūrėsim galbūt demą. Turėtų tu imti, taip ir yra ir, kaip matom, 4-3. Kaip čia su pinigėliais, aišku, yra 3 raundai šilės paėmė. Team Element 5. Na ir žiūrim toliau. Yra pinigėlių, ką apsiperka, kągi apsiperka, yra avapas, yra diglas, yra AK, viskas kol kas tvarkingai. Na ir žiūrim mes toliau, aišku, tikiuosi, kad laimės. Bot LT, da, bet pažiūrėsim, kol kas jie žaidžia už gynybą, gos neblogai, sekasi, aišku, vienu raundu jie laimi. Na ir ką mes matysim ilgam, kol kas susižaudimas būtent prie tunelio yra killas nuo Bot LT komandos. Na ir žiūrim žemėlapį iš viršaus, kągi mąstys toliau, komandos. Vėlgi, aišku, susibūrimas, bet dažniausiai centrą TKZ, kažkaip paspaudžia labai centrą, gauna neblogą damage, tiesiog 50% jau nuima. Atsako to pačiu su granata, bet, man atrodo, nelabai, kam ten damage padarė. Demas irgi paspaudė šiek tiek centrą, kol kas laukia savo kilo. Na, Team Element 5 kol kas laukia, bet kol kas, laukia klaidų. Turėjo iš tikrųjų nuimti šitą žaidėją, kodėl nenuėmė pas mus. Bot LT 28 laipus palieka one shot nuo kill ir kągi jis bandys. Negi per centrą rizikuos, o centre, kągi mes centriukį galim turėti. Vienas žaidėjas yra. Oh my god, Rokenzo minusuoja Majin MKG. Yra killas ir one shot nuo kill, nu neblogai dabar žaidžia. Šitas žaidėjas būtent centre, bent jau prarūšina yra. MK, nu bent 28 laifai, ar užteks bent vieną killą dar padaryti, nu turėtų susitikti. Kurgi čia prie... rampui, man atrodo, šitas žaidėjas, ar klystu? Jo, rampui. Na ir pažiūrėsim, man atrodo, suklys, taip. Nelaikų tiesiog ir kurgi keliauju, kurgi pas mus fake taxi, fake taksiukas. Pas mus būtent prie B planto, o C4 išvis centrai ir, man atrodo, vėlgi, 5 jo raundas keliaus pas Bot LT. Nu, pažiūrėsim, kągi parodys mums fake taksiukas. Man atrodo, jis nieko ir nenuims, jau visi tiesiog išėjo nuo jo, žino, kad jis B plantė ir jau tiesiog lajus, tiesiog seivina savo AKM-ą. Nu gerai, 5-3. Kol kas atsigauna po biškį ir Bot LT. Nu, bent jau ne į nulį. Matosi 2 komandos, iš vis naujus komandikės. Bando žaisti irgi CSGO, labai gerai, kad irgi bando. Būrėsi į komandos, treniruojasi ir, kaip matot, susitiko tiesiog 2 naujas komandos apskritai Lietuvoje. Būtent CSGO, na ir žiūrim toliau. Kaip ir jau pas mus 9 raundas, B plantas bus rūšinamas. Na ir žiūrėsim visą situaciją, stepo. Su savo oponentu, būtent su Demo, 3 kilai, 4 turėtų prigriebti. Taip, ar padarys minėjasi Demas. Man atrodo, Rokenzo tiesiog atsitraukė ir jau nebus 4 kilo. Turėtų TKZ paimti žaidėją, pažiūrėsim. Nu, bet dėja. Majin MKG nuėmė šitą žaidėją, nu ir 6-3. Pinigėlių. Dabar tikrai yra tik vienas banas Viking. Ką jis turi pas mus? Nusipirko AK, yra ir smaukas, yra antras armoriukas. Na ir žiūrim toliau. Žiūrim mes toliau, kaip čia viskas toliau vyks. Net AFK kol kas matom iš žaidėjų. Tai yra iš komandos Team Element 5. Jau paidėjo labai gerai. Va tokį net itemą turi pas mus one shot no kill. O ilgam mes ką nors bent jau turėsim, nes matom 3 žaidėjai jau užėmė ilgą. O iš tikrųjų ilgam nieko nėra. TKZ su hakerino, būtent tą aplantė tiesiog. Nu, 4 žaidėjai prie ilgo, kol kas yra smokas nuo Bot LT komandos. Na kažkaip net biškelį ir įdomiau žiūrėti be to valhako, bet neįprasta. Neįprasta yra kilas nuo TKZ vėlgi ir jau man atrodo 2 žaidėjai taip mirė. Tuo pačiu gauna nuo one shot nuo kill TKZ. Ir kągi mes matysim toliau jau.
Vis tiek, matom, 3 žaidėjai juda, jau 2 žaidėjai juda į Atlantą. Yra vėlgi granata 50 sekundžių dar iki raundo pabaigos. Na ir kažkaip tai sunkiai, labai jau pristabdė Team Element 5, yra kilas nuo fake toksiuką, yra kilas ir antras, tiesiog nunešė 2 žaidėjus Atlantę, to pačiu gauna nuo stepo ir vienas Rakenza. Rakenza lieka prieš 2 žaidėjus. Na ir žiūrim, kągi sumastys, žaidėjų atrašo lagi kažkokie. Jo, dosina, man atrodo, dosina. Žaidėjas neįprasta. Per pro sceną, kai dosintų, na, žiūrim. Turėtų galbūt Rakenzo paimti šitą raundą, visgi nuima. Ir stepo, girdi dar vieną žaidėją, Devas. Visa situacija ant tavo rankų, nu pažiūrėsim, ar padarys šitą kylą, kol kas susišaudimas, 15 life, iš tikrųjų palieka tik Rakenzo. Na ir turėtų nuimti šitą žaidėją. Tai pavyksta ir defuse yra ir kaip galima sakyti, jau 7 raundas tikrai yra. Man įdomu, kaip vat ginsis Team Element 5 antroj vat pusiai, kai jiems teks vat gintis. Na pažiūrėsim, 7-3, 11 raundas. Kas čia su pinigėliais? Aišku, pinigėlių dar yra. C4 visgi dar ir padėjo, tai yra tų pinigėlių. Na ir kągi mąstys. Vėlgi centras mūsų sniperis iš BOT-LT komandos. Man atrodo kabino rydas. Yra kilas vėlgi nuo sniperio, jau tiesiog iš rampos minusuoja. One shot no kill. Vat norėjau jį pažiūrėti, man atrodo jo. Flešą jis gavo, turėjo nuimti rydą, bet to pačiu vat timaitis jam padeda vieną life, tik palieka vat sniperiui. Ir jau dabar tiesiog situacija 3-5, tiesiog prieš visą botą LT komandą. Na, žiūrėsim, kaip čia toliau judės pas mus komandos. Apsikeitimai kol kas kylais ir fake taksiukas su Rakenza 2. Lieka prieš 4 žaidėjus. C4 bent jau ant pečių, na ir kągi jie 2 sumastys yra. Tikrai dar yra šansas, kad ir 2 prieš 4, to labiau. Vienas žaidėjas low. Jo, steba pas mus low. Sova po 12 tik life, na ir kągi sumastys. Kaip matau, kokias rampa. Yra minusas nuo stepa, minusuoja CTRS ir vienas jau čia sunkiai. To labiau 19 life, viskas. Čia jau šakės. 8 raundas tiesiog keliaus. Jo. Stepo minusuoja ir Rakenza. Nu jau. 8-3. Ir jau pinigėlį. 3-4, 3-4, 3-2, kiek mačiau. Jo. Galime sakyti, eko raundą jau darys. Apsiperka tik vat flešiuko. Ir keliauja į B plantą. Visi tiesiog į B plantą, jep. Visi 4. Jo, 5, o kągi matysim B plantę matysim stepo, kuris buvo A plantę prieš tai, nu dabar B pažiūrėsim, kaip čia priims B plantą, o yra kilas su CZ ir čia kažkaip tai vat nesėkmingai, galima sakyti nesėkmingai apsigynė, bet Team Element 5 tiesiog prasimušė į B plantą, C4 plantina. Ir žiūrim visų situacijų. Ar išmuš šitą plantą, Hakerina minusuoja, one shot, one kill. Yra dar vienas killas ir Rakenza to pačiu minusuoja Hakerį. Ir vienas fake taksiukas lieka prieš 2 žaidėjus, turėtų prigriebti ir 9 raundas. Taip, 9 raundas. Na, kad ir prasimušė pas mus Team Element 5, bet matom 9 raundas vis tiek keliauja pas botai LT. Jau nervai tiesiog čiate. Nu jo. Ir kaip matau, iš tikrųjų, vat, balsuoja. Aišku, už BOT-LT. Nu, iš tikrųjų, turėjo užsirakinti apskritai vautinimas, nes BOT-LT 60% balsavo apskritai žiūrovai, kad laimės šitą komandą. Na, kol kas viskas taip ir yra. 9-3 už gynybą.
Ajajai, sniperis būtent botai. LT komandos kol kas nepataiko. Ir galbūt žiūrim kol kas žemėlapį. Vėlgi iš viršaus. Kągi mąstys toliau. Kol kas nieko rimto. Dar nieko rimto. C4 palieka prie ilgos ir Rydas tik vienas. Dobėjai. Galim sakyti prie dobės. Net. Jis dar nenušoko jo. Bando ką nors prigauti. Kol kas tik vienas stepa ten yra. Meta granatą ir, man atrodo, šiek tiek galbūt ir damage padaro. Nu va, padaro, bent jau kilo, one shot no kill. Minusuoja. TKZ jau pradžia yra vėlgi pas Team Element 5. Ir kągi mes matysim, negi vėlgi B plantą vėlgi turėtų stepą prigriebti čia. Nu vėlgi, kilas no one shot no kill, ateina arti stepą, kol kas nieko nerado, o visi kiti tiesiog žaidėjai juda pro centrą, vienas žaidėjas juda pro centrą, visi kiti pro rampą, galbūt yra šansas Team Element 5 imti šitą raundą, stepas minuso one shot no kill, bananas, kill, banas, bananas. Oh my god, tie nickname'ai, banas, Viking, minusuoja pas mus vieną iš žaidėjų. Ir tikrai yra šansas paimti ketvirtąją raundą. Flufikai, gi čia tiesiog iš serverio, nėra jokių X-ray modo, nėra jokių autodirectų, nėra net health baro, nieko čia nėra. Čiagi tiesiog iš serverio. Čia tik pirmą tokią kovą, ką jau galiu padaryti. Streaminam tiesiog iš serverio su dideliu delay, nieko jau nepadarysiu. Na ir aišku, tikrai, kaip ir sakiau, ketvirtą raundą pas mus ima Team Element 5. Ir sniperis komandas. Botai LT saugo savo sniperiuką. Bet man atrodo, to jis ras. Ne, dėja neras. Banas Vikingas tiesiog irgi saugo, viskas ramiai. Na ir ką. Startuoja, galima sakyti, prieš paskutinis raundas. Yra dabar pinigėlio, kaip ten pas mus. Nu čia aišku ramu, viskas ok. Viskas ok, dar pas botai LT. Ir kągi, mąstys dabar. Duovapai, negi duovapai pas mus. Iš būtent Team Element 5. Nu, banas, Viking. Sovapo čia ir taip, aišku, bet jau kaip mato, damage jam padaro, 15 tik life. Hakerino to pačiu minusuoja ilgam, man atrodo, tai įvyko. Ai, nors B visgi įvyko, minusuoja stepo. Ai, ne, minusuoja Rakenzo, stepo, gyv išbana LT. Boto LT. Gerai, kažkaip tie jau, tie nickname'ai man jau sunkiai sekėsi, nu nieko. Priprasim, yra kilas nuo banas Viking, minusuoja irgi Hakerino, bet kaip nekeisti, man atrodo, turėjo žaisti jo su 2 snaiperiukais, banas Viking, dar vienas minusas minusuoja ir antrą snaiperį be plantį iš Bot LT komandos. Na ir kągi mes matysim toliau, kol kas viskas ramu, banas Viking turėtų pačekinti dabar B plantą, bent jau pagal mane turėtų ir info duoti ir galėtų tiesiog užimti B plantą, bet kaip matom, Rydas su fake taksiuku, juda pas mus rampą. Nu, man atrodo, klaida bus, nebent gerus šotus, apsikeitimai kylais ir, kaip matom, visgi sėkmingai prarūšino. Ir jau 5 raundas yra. Ir ką, jau 15 raundas, pažiūrėsim, kaip čia viskas toliau. Ant paskutinį jau kapeiko apsipirka. Na, turėtų, yra ir dropas, kaip matau, iš Boto LT komandos. Na, jeigu 6 raundas atiteks būtent Team Element 5, būtų labai gerai. Nu, dėkui, aišku, komandų, kad čia ar taip ne vienus vartus, kaip pradžiai, apskritai grupių etapas. Labai gerai, kad čia ne į 0 taškas į komandos. Gerai, kol kas vis tiek atsigersiu, slow roundas. Na, žiūrim, kągi sumastys, kol kas va turėtų one shot no kill daryti minusą savo, pažiūrėsim, jis jau iš tikrųjų arti aplanto,
Taip, yra kilas nuo jo, turėtų ir antą prigrėti, pažiūrėsim, ar pavyks, dėja, kol kas nepavyksta. Na ir galim sakyti, raundas jau galėtų atitekti į Team Element 5. Matome minų 2 žaidėjus apačioj, nepataiko banas Viking, ir antrą nepataiko, dėja, ir trečią nepataiko, come on! Va, yra iš ketvirto, tobulėja šitas avaperis pas mus ir nuneša kitas avaperis, būtent Hakerino. Ir Rydas, 1-1 dabar situacija, avaperis prieš AKM, o C4 geroj iš tikrųjų vietoj. Jo, būtent va čia. Man atrodo, nėra nei smauko, nei ką, jo, nėra smauko, labai blogai. Na, iš tikrųjų, C4 ten netaip ir baisiai, dar guli, galėtų va čia nešokt. Čiagi laisvai paimt galima C4, no, come on. Man atrodo, turėtų nuimti Hakerino. Na, pažiūrėsim šitą situaciją, 1-1. Va, laisvai, paėmė C4, 11 sekundžių. Ir, man atrodo, nesuprato Hakerino, kad C4 paėmė būtent pas mus Rydas. Na, žiūrėsim. 37 life prieš 100, bet nėra. Armor jokio, armoriuką ir per ilgą apeits. Būtent Hakerino galbūt ir gerai, iš tikrųjų. Na, va dabar atsisuko pas mus Rydas, na, žiūrėsim. Teisingai, bet man atrodo jo. Va, vieną sekundę, vienintelę sekundę Rydas turėjo dar žiūrėti, bent jau 2 sekundės ten, bet kaip matom, Hakerino pareina ir nuima šitą žaidėją. Nu, kaip ir sakiau, gaila, bet 10 raundas keliauja pas mus į bot LT. Nu ką, Team Switch'as 11 sekundžių ir važiuojam toliau. Good Health, rašo ir Demas, Rydas irgi. Na ir važiuojam į antrąją pusę ir antrą pistol raundą. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti pagal pingus, serveris stovi Švedijai, man atrodo, tai ganėtinai dar normaliai. Sniperis apskritai bot LT komandos turi net 11 pingo, nu, normaliai. Na ir ką, pas mus nešėsi komanda bot į LT tiesiog į B plantą, ką mes turėsim, jau nieko tiesiog neturėsim, matom minusą nuo sniperio. Banas Viking to pačiu atsako ir, kaip mato, tiesiog apsikeitimai kylais. Ir jau galima sakyti, 11 raundas turėtų keliauti į bot LT komandą. Na, pažiūrėsim, kaip čia viskas bus. Bando, aišku, išmušti šitą plantą, apeina dar ir Rydas. Ir kylai, come on, one shot, no kill, 2 killai, jau minusuoja stepą, minusuoja TKZ. Negi paims, oh my god. Paėmė, šiaip ne taip pas mus Team Element 5 savo 6 raundą. Aišku, C4 padėjo, bet, kaip matom, 6 raundas šiaip ne taip. Keliauja pas Team Element 5 ir galbūt šiek tiek ir comebackins. Jeigu 6, galbūt ir bus rezultatas 8-10, nu pažiūrėsim, kągi sumastys, jeigu bus klaidos iš Team Element 5 komandos, tai viskas blogai gali pasibaigti. Jeigu dabar, pavyzdžiui, šitą raundą jie praloš, tai blogi, okei. Žiūrim, kągi mąstys, aišku, C4 bent jau padėjo, galime tikėtis, kad tai ir kitą raundą jie apsipirs. Na ir žiūrim, kągi mąstys. Kol kas dėkoja, matom, visur apmetė. Ir kol kas laukia 3 prie ilgo, 1. Madžin MKG laukia prie centriuką, na ir žiūrėsim, kągi sumastys pas mus bot LT. Nu, kol kas nieko rimto, kol kas holdingas, labai ilgas holdingas. Turėtų stepą čia nuimti Rydą, kiek įdomu Rydoj pasilieka, ten life'ų, nagi 3-7 life'us. Na, kol kas pradžia yra ir vienas iš žaidėjų gilau. Ir kaip matom, fake taksiukas minusuoja Madžin MKG, tuo pačiu Rokenza minusuoja Hakerino. Ir kągi, 7 raundas tikrai jau keliaus pas Team Element 5. Nu, nebent dabar nesveikus kažkokius skillus padaryti botą LT, bet nemanau. Oh my god, that dvikova rampui. Ir matom Demas, minusuoja Rokenza, tuo pačiu gauna. No, one shot, no kill. Ir vienas TKZ lieka tiesiog prieš 4 žaidėjus.
Negi čia jis kybo ar kas? Įdomi. Nieko tiesiog nedaro. Galbūt žmogus pertraukėlę paėmė, pastovėsiu kol kas AFK su C4. Vis dar čia. Davai, žmogau, judėk. Jo. Time outas. Oh my god. Kad aš žinočiau dabar, kaip dar pauzį šitam serveriui uždėt. Oh my god. Oh my god. Prasideda, karočią. To ieškosim, kaip pauzį uždėti ant šito serverio. Oi, 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 oi. Stovėkit, prašau. O, kas man pasakytų, kaip pauzė CSGO. O. Kaip padaryti dabar normaliai pauzę? Come on, come on, come on, come on. Patinka, kai aš nežinau šito serverio. Jokių komandų tiesiog. Epic depic tiesiog. Ai, nu galbūt pabandysim toj, Pabandysim toj, mes pabandysim. Ai, jau parašiu žaidžiam. Nebežaisit, palaukit. To, hebra, palaukit. Nesipalinam. Ne, nėra tokios komandos, žinok. Nu kaip uždėt tą pauzę, jo aptarai. Ai, nu. Per freestyle, nu viskas tada yra aišku. Ai, kaip blogai, kai nežinau šitą serverį visų svarų. Ne mano serveris. Gaila. Ne, vis tiek laikas eina, kaip ten bebūtų, kad ir ant freestyle. Oh, tu mamma mia, atsa bambino. Ne tas, set pauzė, irgi ne tas. O, Jėzau. Pauzė. Nėra niekur normalių. Tuoj pabandysim, ką siūlo mum Flufikas. Fucking shit, Flufikas tiesiog dievas. Serverį. Pauzės, na aišku, čia netokia pauzė. Kai nežinai svarą, tai nieko negali. Jo, nekaip. Gerai, dėkui Flufiko bent jau už tokią pauzę, bet čia ne tokia pauzikė. Bet nieko. Bent jau tokią turim pauzę. Ne, nebūtina SVČs, kad būtų įjungta. Aišku, dievas. Oi. Tikiuosi, pauzė tai taip pat daros, o ne pauzė reikia rašinėti. Bandom. Sako, neateis. Neateis, tai gal man sužaist už botai LT komandas. Nu, nesklandumai kaip visada būna pažaidėjus. Nu, nieko.
Bent jau komandos pabandys sudalyvauti turnyre, bent jau kažkoks pliusas visgi. Na jo, trečias raundas, ir taip jau sakiau keliaus. Net ketvirtas, ne trečias, o ketvirtas. Su botu žaidžia, nu come on, kaip čia įmanoma, kad neateitų, nugi kybo, nu ir kas. Galėtų susirašyti, kad, nežinau, per telefoną, kada grįši, ar didelios problemos. Lošim, nu, jeigu lošim, tai lošim. Na, žmonės šiaip ateičiai, jeigu kažkas neturi serverio, aš tiesiog užsisakysiu serverį ir galėsit nuomotis. Bet perspėju, kad reikės sumokėti už nuomą. Šiaip, aišku, galima, jeigu komanda jau parašė pati, kad jie žaidžia 4 prieš 5. Aišku, čia ne taip įdomu jau bus, nes sunkiai 4 prieš 5, to labiau rydas, dabar minusuoja Hekerino ir Dema, one shot no kill to pačiu stepą, apsikeitimai killas ir vienas mažin MKG, lieka prieš 3 žaidėjus. Nu, come on. 10. Nu, tiesiog nesąmonė. Ne, aš suprantu, jeigu žmogui kybo internetas ten ilgam. Bet jeigu atsigautų per ten 20 minučių, kodėlgi nepalaukti. Nu, tame prasme, jie gali toliau žaisti, jeigu grįžt labai gerai. Nu ir ką, tenka žiūrėti toliau. Tokia situacija, 4 prieš 5. Na, aišku, man atrodo, Team Element 5 tiesiog čia suskals visą komandą, turėtų paimti. Tada botą LT. Na, su botu tikrai sunku bus žaisti, kaip matom. Hekerino lieka prieš 4 žaidėjus, sugebėjo tik vieną killą padaryti. Ir tai, minusuodami banas. Viking. Na, ir kus pas mus, kurgi pas mus. Hekerino. O jis pas mus kol kas centriukė, tusinasi. Na ir iš tikrųjų, pažiūrėsiu po to, kiek tas serveris normaliai kainuoja. Galbūt į nuomą jums tą serverį galėčiau duoti. Nu jo, 11:10. Oh my god. Oh my god. Jau bot LT, man atrodo, nepaims. Na, aišku, jie dabar dar turėjo apsipirkti jo. Yra AKM-ai. Botas net irgi su AKM-u ir su antru armariuku. Žiūrėsim galbūt botą. Gaila, aš negaliu pažaisti už botą. Galėčiau įspektai, tai tiesiog žaisti už botą. Ne, čia botą nelabai. Įdomu bus jį žiūrėti. Na, galbūt padarys vieną killą, pažiūrėsim. Teddy. Na ir kol kas kovoja, yra 2 killai. Demas, Stepo, Stepo minusuoja dar ir rydas. Neblogai, 11:11. Dar. Kad ir su bota žaidžia vasmas bota LT. Pažiūrėsim, 11:11, aišku, jeigu 15:15, taip ir lieka, jokių overtime'ų. Nes čia visgi grupės. Someone's kill. Oh my god. Atsarginis, gerai. Aš jau galvoju, reikia išbanint. Jeigu atsarginis, labai gerai. 11:11, nu, 5 prieš 5 toliau. Gerai. Užtruko jau kovykę 40 minučių, galima sakyti, vyksta. Komanda, nei viena, nei kita nenori pasiduoti, kad ir pirmas mačas apskritai grupėse.
bet tikrai nenori pasiduot. Hekerino kažkaip čia nelabai sėkmingai sužaidė tunelį, minusą gauna nuo one shot, no kill. Ai, nu tada gerai, dėkui. Undercoverį žinosiu, nes aš jau pamiršau tos visus svarus, kaip jie veikia. Ir ką, 3 prieš 3 situacija ir geresnė situacija pas mus botai LT, apsikeitimai kilus, vėlgi situacija 2 jau prieš 2 C4 prigrebė ir turėtų plantinti. Turėtų bent jau informuoti fake taksiukas, kad C4 prigrebė ir girdi pas mus rydas. Taip, girdi. Ką aš dar pastebėjau, kad ant šito serverį net kem 5 sekundės būtent C4. Sakau, reikia man nuomoti serverį, būtent jums. Tada bus geriau. Aišku, su svarai sutvarkysiu ir galima nuomotis. Oh my god, ką čia rydas šovė dabar, minusuoja stepą ir 12 raundas. 12 raundas. Gerai. Taip, čia... Reikės išsaugot, ką man čia undercoveris parašė. Na, žiūrėsim, kaip atsarginė žaidėjai žais Eko round... Ai, ne, Eko roundas. Ten vienas tik PD 5-0 supirko, yra AKM-as. Yra sniperis iš bot LT komandos, na ir jie bandys turbūt per centrą. Bet man atrodo, supranta, tai yra irgi Team Element 5, kad tai yra centras. Pažiūrim, ar yra kas nors centriukė. Yra one shot no kill. Bet kol kas va turėtų, jo, minuso someone skill, to pačiu apsikeičia killais, flashas. Nuo Team Element, būtent taip, tuneliuką. Na ir žiūrėsim, iš tikrųjų nieko jau ir B plantė nėra, tai man atrodo nuo Samo. Na, Savas užmėtė tą flashą. Na ir 2 prieš 4. Dabar lieka pas mus Team Element 5 ir turėtų 12 raundos keliauti pas mus į bot LT. Jo, stepo to pačiu minuso rydą ir Rokenzo. Vienas lieka prieš 4 žaidėjas, nepataiko Madžin MKG. Ir jau saugo Rokenzo tiesiog prie TRS po. Pažiūrėsim, ar pavyks jam išsaugoti. Desert Strike. Na, iš tikrųjų, niekas nebando jį mušti net. Jo, 12 raundas. Ir kaip matot, lygiai kol kas komandikė žaidžia. Šaunu, kad ir naujokai ir va taip pat žaidžia. 45 minutės iš tikrųjų jau kova vykstam, na ir čia matysim jau Eko raundą, pusiau Eko, na aišku, Rokenzo išsaugoja itemą. Smokas šiek tiek pataiko, matom 10% nuėmė armoriuką, na žiūrėsim, kurgi varys toliau. O papa, susidarimis su ilgam. Come on, nespėjau jungti, va 2 kilus praleidau, turėtų ir 3. Taip, stepą minusuoja one shot no kill, važiuojam toliau, važiuojam aišku į ilgą, ilgam jau nieko nėra, Rokenzo per TRS papeina ir fakesiukas iš CTRS, na pažiūrėsim, jau yra smokas. O, jis tik P90 turi, ojojoj, gauna nuo someone skill. Tiesiog į galvą ir vėlgi Rokenzo lieka tiesiog prieš visą botą LT komandą ir vėlgi bandys saugoti ginkliuką. O, net paėmė avapą. Banas Vikings, zoominė centras nieko, yra jau someone kill ir turėtų mušti, supranta, kad tai yra. Yra, kaip sakant, soundas TRSP. Ir padaužiukas klausia, ar jis streaminsis kovas. Taip, streaminsim Latvius. Prieš Latvius, aišku. Tuoj pasakysiu. Generic Gaming. Prieš Grybų.
Tikiuosi, iki rytojaus serveris bus geresnis, bus health barai, bus autodirektorius, bus ir X-ray. Viskas iš tikrųjų taip, kaip buvo iki šiol, nes šiandien dėja į serverį ir tai gavau komandai pažaisti. Žiauriai, aišku, gerai, tai yra dėkui komandai Silvers, kurį būtent paskolino šitą serverį. Kad ir nežinau, visų aš čia svaro, bet nieko. Bent jau žaidžiam, bent jau kartu su jumis žiūrim. Nu ką, yra sniperis. Išsaugotas iš Rokenzo. Na ir kągi mąstys pas mus Team Element 5. Reikia jiem 13 raundą. Turėjo. Jo, pataikė ten ore. Kągi ten pataikė. Someone's kill. 17 life'ų. Ir šiek tiek pasimetė pas mus botai LT. Na ir kągi jie mąstys, B plantą, o B plantas iš tikrųjų labai irgi prižiūrimas, Rokenzo avapas. Ojojoj, kas čia dabar vyksta? Come on, taip laisvai užima B plantą. Bando dar iš nugaras pakalt, minusas nuo Rokenzo ir tuo pačiu gauna nuo stepo. Na ir kągi toliau, dar minusas nuo stepo, minus rydos. Negi čia bus 14 raundas. Na, su pliusiuku galima traukti raundus, vos nesudegė, pas mus one shot no kill, pakeitė ginklą, na ir dviesi bandys prieš 3 flešas, tikrai stiprus flešas nuo savo, yra sniperis, na, dar įmanoma paimti, bet, oh my god, koks killas tiesiog nuo Manjin MKG. Ir 14 raundas keliaus. Ir kaipgi čia saugoja pas mus banas. Viking savo snaiperiuką. Nieks jį net nemuš. Gerai nuskambėjo, nemuš. Jo, 14 raundas, 14-12, neblogai. Žiūrim mes toliau, kaip čia toliau. Pinigėlių. Nelabai yra dropas. Galima sakyti, first buyers. 3 pamasiukai, galbūt ir 4, nežinau. Galim pažiūrėt. Man atrodo, galbūt ir 4. Ai, ne, iš tikrųjų, fake taksiukas nieko neturi, tik CZ, antras armariukas ir granatėlė. Nu, galima bandyti ir tokį raundą paimti, jeigu jie tikrai sugebės. Na, pažiūrėsim, kol kas vėl visas veiksmis centriuke. Yra kilas nuo stepa, vėlgi yra smokas į centrą, tiesiog užlokina visą CT spawną. Rokenzo, minus Demeru, minus ir Manjin MKG. Oh my god, neblogai, kol kas yra. One shot no kill, minusuoja. Someone's kill. Na, žiūrim situaciją 2 prieš 3. C4, C4 turi. Hakerino. Na ir banas Viking. Labai laikų perjunginėjo į tunelį, padarė killą. Oh my god, what the fuck? Neblogas killas. Na ir 13 raundas. Nu, lygiai komandos žaidžia. Ne veltui iš tikrųjų šitą mačą pasirinkau kaip atidarimai. Kaip čia nežais Latvija rytoj? Na tada vis tiek man praneš, kada jie žais. O dėl rytojų pažiūrėsim, kas turėtų dar rytoj žaist. Grupių daug, mačų irgi labai daug, tai galėsim išrinkti ką nors. Na ir žiūrim, kągi mąstys. O, iš tikrųjų jau į B plantą banas Viking. Nemanau, kad čia apgins 1 prieš 3, jau randas tiesiog jį, stepa minusuoja jį. Ir kągi mes turim 15 galbūt raundą į banas. Botai LT. Ojojojojoj, botai LT, sniperis gauna tiesiog į galvą, 14 life'ų. Demas tuo pačiu minusuoja faktaisiuką ir galima sakyti 15 raundas turėtų keliaut. Someone's kill, minusuoja one shot no kill ir stepo
Tuo pačiu Rokens. Nu ką, match pointas jau pas bot LT. Kaip ten su pinigėliais. Oh my god, negaliu jungti tabą. O, aišku, ant paskutinių kapeikų. Kągi jie turės. Yra MK, yra P90, iš tikrųjų. Neįprastas toks buy. P9, MK, yra CZ. Ojojoj, Stepa jau minusuoja fake taksiuką, to pačiu Rydas minusuoja someone skill. Na ir žiūrim toliau, 4 prieš 4, visas veiksmas į Aplantą, Aplantas tiesiog dabar tuščias bus. Yra kilas nuo Hakerino ir turbūt čia GG, tiesiog bus 3 prieš 4. Yra šioks toks ar dar šansas ir matot, Rokenzo irgi. Ojojoj, Stepa minusuoja savo, tiesiog minusuoja. Demo to pačiu one shot, one skill, minusuoja Stepa ir jau keičia situaciją. 2 prieš 3 dar tikrai yra šansas. Team Element 5 paimti šitą raundą. Na, pažiūrėsim. Jie 3 iš rampos bandys išmušti. Sau šitą raundą yra kilas nuo sniperio. Vienas kilas matė, kad nušoka, informuoja. Turėjo informuoti. Nagi, prižiūri. Hakerino minusas nuo jo ir čia tiesiog GG. Ladies and gentlemen. Ką, 16-13. Nebloga. Kovikė. Laimi pas mus bot LT ir pagal votingą. Pagal votingą viskas teisingai. Teisingai? Yeah. Va, taip pat viskas ir įvyko. Nu ką, šiandien kaip ir toks va trumpas atidarimas. Pažiūrėsim, kaip čia dėl rytojaus. Kaip dėl rytojaus. Nes iš tikrųjų labai daug kovykių. Tikrai daug tų mačų yra. Pažiūrėsim, nes iš tikrųjų tai planavau rytoj Latvius, bet man atrodo Latvija nežais. Nu, jeigu jie nežais, tada žiūrėsim Estus galbūt. Online bots prieš Pure Gain. Kažkaip tai taip, nežinau, man atrodo taip vadinasi komanda, pažiūrėsim. Pažiūrėsim dėl rytojus. Nu ką, šiandien, aišku, kaip ir viskas. Jeigu ką, aišku, stebėkite. Stebėkite ir toliau šitą streamą, nes mes kestinsim tikrai daug kovykių. Na, o ypač tos kovos, kurios pateks į top 12. Ir taip toliau. Nu ką, dėkui, kas aišku žiūrėjo ir šiandien toks va trumpas atidarimas.
the way, even so far away. I'm making the night mine until the day I die. No light to break when you're hanging by fate. You know what it feels like when you're dancing blind. All alone, just the beat inside my soul. Take me home, where my dreams are made of gold. In the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Meet me under shining lights. I've been waiting right here all my life. Feelings you can't deny that you live in. Open up your eyes, and I just wanna sink into your crazy laughter. Come on, make me feel until the pain don't matter. Every second here makes my heart beat faster. Finally think I found what I'm chasing after. All alone, just the beat inside my soul. Take me home, where my dreams are made of gold. In the zone, where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Feel alive, feel alive, feel alive.
thinking over all the things you said to me. You said to me, all your dreams are dying in the sun. Pretty soon there'll be nowhere left to run away, to run away. You packed your bags to leave by the morning, destination far off from home.
Take a step back, let your darker side win. There's a heat wave coming, it's rushing in. I just wanna scream your name from the rafters. You got my radar set to disaster. I'm tempted to never come down. I just wanna hide inside of your pocket and feel your heart race up like a rocket. I'm tempted to never come down.